Gerai, jau čia. Olimpinis čempionas. Palauk, aš rasiu. Gali arba duobę mums iš karto atiduoti. Aš galiu jums numušti vieną, jeigu norit. O kas čia išlindo? Atsimušiau, bet nepataikiau. Jeigu ne. Ne, ir parą nepadariau. 5 atliavimus padarėjai? Tai... Labas visiems, šiandien turime labai aukštą ir specialų ir legendinį svečią, tai yra olimpinį pasaulio ir Europos čempioną Virgilijų Alekną. Sveiki! Antra dalis mūsų susitikimo, Virgi, malonu. Aš jau tai spaudžiu ranką, nes kitai paskęsta ranka Virgio, dėl netai. Labai didelės rankos. Aš stengiuosi stipriai nespausti, nes reikia dar žaisti šiandien. Žodžiu, šiandien žaidžiam naują formatą mūsų kanale. Tai yra Justino su Virgio Scramble pora prieš mane vieną. Matchplay. 9 dubutės, vyrukai pasiruošę, nusteikę, man bus žiauriai sunku, aš turiu žaisti geriausią žaidimą, kad prieš juos du atsilaikyti. Bet pažiūrėsim, matchplay, visko gali būti, rizikingas golfas, mušim visur toli, visur į gryną, kur tai galima, nebijom pralaimėti dubutę. Taigi ką, sėkmės vyrukai? Ačiū. Aš jaučiuosi labai mažas. Ir mažas, ir siauras, ir plonas. Aš nemėgstu pralaimėti, tai... Aš irgi nemėgstu pralaimėti. Labai gerai. Mums gerai seksis. Pauliau, tau šankis, viskas. Žodžiu, dar kas nematė mūsų pokalbio su Virgiu, tai va čia pasižiūrėkite, va čia Vatosovską pasižiūrėkite ir ką, važiuojam. Ačiū, kad esate kartu. Važiuojam. Tik tai reikia perspėti, kad mes be apšilimo žaidžiam. Taip, be šilimo. Ne, šito nesakysim niekada. O. Blemba, kiaurai viską. Per toli. Ne, ten gerai. Per žemas turbūt buvo, kad praeitų. Gera pradžia. Turim kamuoliuką. Nu gerai. Justinai, vakar gerai žaidėjai? Vakar labai gerai žaidžiau. O, Jėzus Marija. Man patinka tai, ką matau. Bet tai muliganų neturim ar turim? Ne, priklausys nuo to, kaip aš numušiu. Gražus kamuoliukas. Tolam. Tai kaip sunku ištaras tarp lapų. Pas mus. Ne, bus geriau. Nu, šiek tiek. Čia tas pats beveik. Gerai, važiuojam. Kas vienas, kas du. Tavo gal rasim kamuoliuką. Nes tavo tai nedatrauksim, vis tiek ko gero, čia bus 200. Ne. Tai jeigu bunkerį normaliai sėdė, tai reikia žaisti tavo ir viskas. Čia net nėra klausimų. Šitą patogesnė mašina. Aha, čia amortizatoriai yra gal, ar padangos stovės. Darius Marcinkų šitą linkėjimai Golfnatsam Dariui, kad tokį gerą bugį padarė. Jo. Nesugadinsim tikrai. Ne, nesugadinsim. Bet gerai važiuoja labai. Jo, jeigu mūsų atlaikys, tai čia 200 kg sėdė. Nu ką, Pauliukai, neapsišik dabar. Lauke yra 7 laipsniai. Ir mes žaidžiam su bugio. Ir man prieš tuos du atsilaikyti reikia. Nelengva diena laukiam. Galim žaisti, mama, aš tai čia... Žaidžiam. Aš manau, galim žaisti šitą. Gerai. Žaidžiam šitą. Nes čia matai įkrytęs į tą. Gali parodyti, kaip įkritęs kamuolys. Čia vat kodėl reikia prižiūrėti lauką, nes vat hebra įlipo kažkas nesugreboja, va taip ir būna. Gerai, tai aš šiek tiek, ne jį pataisau. Aš į kairę numšiau, tiek į priekį nuskrido. Tai tik pradžia, viskas gerai, tu teisus. Aš žinok, apinių skonį burnoje jaučiu jau. O kodėl? Tai šalau žaidžiam. Šalau žaidžiam? Nealkoholinio. Nealkoholinio alaus žaidžiam? Apparently. Normaliai ar žaisti saugiai? 100 PM3. Mažiau, daugiau? Aš manau, einam į vėliavą. Tai yra match plays, tai mes galim rizikuoti pirmoji duobėj. Paulius vis tiek į vandenį svarys. Gerai, saugu. Turėsim ką žaisti. Virgis išlieka. Nu čia matėsi. Oi, nu gerai, čia aišku nėra labai patogu. O dieve, man tikrai labai nepatogu. Gerai. Bandykime. Gerai, dar vienas. Gerai. Lik. O kas gan gėdingai, bet nieko tokio. Pauliau, tik į vandenį neįvarai, gerai? Ne, tai aš. Man užtenka, aš parą, jeigu įmušiu gryną, jau spaudimas jums didesnis. 106 metrai, 8 airnas, come on. Nu, bet labai geras smūgis. Nė velnio. Geras. O Jėzus Marija, kaip pralogai. Ne, viskas gerai. Parą užteks. Juokėsi iš manęs, blemba.
Vienintelis, kuris gyvas, dviese, blemba, nesugeba į gryną įmušti. Mano gal lygiau stovi? Jo, žiūrim tavo. Sakiau. Šitą galėsim nedėti. Einu, aš jį pasimsiu, jis blogas kamuoliukas. Blemba neprižda, kad mano bus geresnis. Nieko tokio, vieną duobę, jeigu ir pralaimės Paulius. Ką aš pralaimėsiu? Ten, pažiūrėk į duobę. Nu va. Puikiai. Labai gerai atrodo. Wow. Ką? Wow. Super. Maestro. Tau sakiau? Grynas, kokie 4 metrai 3 iki vėliaus, ne? Mažiau gal ne? Šiandien pamatysit, kaip vienas žmogus duot skalsą. Gerai, turim parpatą. Jo. Paulius, man atrodo, neturėtų labai gerai sužaisti, nes jo labai toli irgi. Čia visų šansus dar turim neprarast dubės. Ne, nu tai kas trečia, žiūrėk, jie turiu parą ir derimą aš birdį čipinu. Tai man paras privaloma, bet mane perspėjo, senai Viloną bežaidžiu iš tikrųjų, bet mane perspėjo, kad labai greit grynai yra. Bet aš šiaip Vilonas yra sunkiausias Lietuvoje lauko žaisti, pamatysite kitose dabutėse. Nieko gero, Pauliu, irgi sako nieko gero. Nieko gero? Nieko gero. Gerai. Na, tik neįduodu. Šiek tiek pritrūko. Pritrūko. Manau, iš kairės į dešinę. Jo, šiek tiek aš. Šit labai gerai. Dar. Aš jums atiduodu šitą. Bogį padarėt žodžio, ne? Nu, ne. Ta prasme. Jau tikrai turi bogį. Nu va. Jis nenulūžo. Tai kad pradedanai 5 metrus, tai kaip nulučias. Sinsi aukštai. Nulūžo. Atiduodam. Štai ačiū. Eik tu savo. Ne, čia nebuvo paprasta. Aš kažkaip nepasižiūrėjau, visai tiesiai ir dar noriu žiūrėti, kad nulinka. Atsiprašau, aš buvau neteisus. Gerai, 5 lygiai, all square. Bet aš žiūriu, man reikia kepurę užsidėti, nes be kepurės neišeina žaisti. Jo, užsišala. Būtinai. Reikia daryti viską, kad pavyktų. Mes to nedėsim. Apsišikau, stinka. Nieka. Dėl kontento, kad įdomiau būtų. Važiuojam, hebra. Sakytum, turi daug tų, kaip čia, kepurių? Superstitions. Ne, tai man kepurė svarbiausia. Kepurė, ne? Jo, bet nes labai koncentruoja, tada labiau susikoncentruoja. Galva suspausta. O pavyzdžiui, kai per varžybas būdavo, kai dar aktyviai, pavyzdžiui, dalyvavai sporte, yra kažkokie dalykai, kurie, kaip golfe, visi sako, kad reikia rutiną turėti prieš kiekvieną smūgį, pavyzdžiui. Būdavo, kad tu turi kažkokį specialų dalyką, ką reikia padaryti? Daugiau prieš varžybas man būdavo, nes prieš varžybas tai man labai gerai sekdavosi, kai gerai pamiegodavau. Okay. Numiegu ir labai gerai tada būna varžybose. Jeigu nepamiegu, tada gali net neiti į varžybas. Nes, pavyzdžiui, Mykolą, aš iš karto pastebėjau, jūs turite tą labai aiškę rutiną prieš kiekvieną smūgį. Vos ne du tokie prametimai disko iš ranką į ranką. Bet čia tokia ne kaip rutina, čia daugiau toks kaip sako, toks kaip, jau būtinybė tą jausmą turėti. Taip. O todėl sportą negalima iš anksti kalbėti ir džiaugtis. Nes prisidėlinį, blemba, durnelis. Anyways, antra dubutė par 3. 120 metrų, 30 bus gal. Patikrinsim. Virgis kepurės įdėjo, sakė, dabar jau viskas. O kaip blogai. Truputį. Dar gyvas bus? Turėtų būti gerai. Čia Justino kamuoliukas, jį reikia saugot. Ai, davė? Su mano veidu. 122 metrai į vėją. Opa. Turim. Blemba, kos geras. Turim. Aš nieko Nu gerai, nepasiduodam. Taip pat. Neblogai. Truputį. O, wow! Mano pavyzdžių. Nepasiduosiu gerai. Nebus taip lengva. Jo. Prem, iš tikrųjų bijau. Po Justino smūgio žinau, kad reikia labai gerą numušti.
Tai ačiū Dievui pavyko. Ir dar mano kamuliukas arčiau vėliavos ir jie man duos rydą. Aš matysiu, ką kamuliukas daro. Tai... Beje, šitą dubutę, kur mes su Rolandu Mackevičium bandėm padaryti hole in one, buvo mūsų paskutinis hole in one challenge. Tai jeigu norite pažiūrėti, kaip mes tai bandėm padaryti, tai paspaskite čia. Čia maždaug, va čia. Kas arčiau? Dėdė. Dėdė arčiau. Svarbu į priekį, po to kaip Dievas duos visą laiką golfą. Tai. Ai, nu matai, kaip čia tavo gerai, Pauliau. Jo, gerai gausi. Nu, kaip ir priklauso profesionalai. Profesionalai. Aš ne. Va, čia man labiau patinka. Nu, biškutį aš paimsiu. Aha. Labai nedaug. Atrodo, iš dešinės į kairę ir tada iš kairės į dešinę, gali tokia gyvatėlė būtų. Ne, grįžta. Daugiau reikia. Kai nėra vėjo, žiauri geras oras. Ten dar giedrės. Ne? Vėl per toli. Stop. Nu va, dar jūs turite vyrai darbo. To win. Patas laimėti dubutę. O, kaip Nu, viskas duoda mes tau. Ačiū. Čia jau mes nebejojam. Ką, aš net nepatinsiu. Neatsipalaiduok. Gerai. Taip įdomiai sakyčiau. Ja, čia šiaip tiesiai turi eiti. Tiesiai turi eiti, tik aš biski. Bicepsas vienas įsitempė. Vakar irgi su 50 kg hantliais ant bicepso padirba truputį, tai apšilimui. Aik, tu šikt. Nu, nieko. Nieko tokio. Nieko, mes visada mėgstam vytis. Tai nieko daryti nereikia. Nu, soriuką. Aš jau dabar per greitai uždėjau, nors atrodo... Aš tikiuosi, ta šypsena nedings po šitos ar trečios, ar ketvirtos, ar penktos dubutės. O po 9 dubučių labai skanų apvinių gėrimą ragausiu. 12 dubutė laukų, pati sudėtingiausia laukų dubutė, par 5. Čia mano šitą mėgstamiausia. Mėgstamiausia yra? Ja. Kiek kamuolių per karjerą įdomus čia yra paskandinęs? O, žinok, čia tikrai daug. Nes po kairę po 10 sur vanduo. Bet žodžiu, man prieš savaitę nulikė mano mėgstamiausias lasdos antro Irono galva. Tai dabar turiu mušti trečią vudą. Jie turi lengviau mušti, kad į vandenį mušti. Kaip neįsim... O kas čia išlindo? Nu, neblogai čia. Jo, labai fainas vanduo. Fotografas. Tai... Žuvis fotografuoja. Tai... Bet jūs vyrai įpratę esat žaisti prie kamerų? Kamerų šviesoj? Jau yra, šioks toks įprotis, yra. Pamirčiau, oranžinį kamuoliuką reikės geltonai žaisti. Ui. Negaliu. Reikia padėti man, atrodo jį. Senai dabar tau spaudimas? Man? Aš nejaučiu spaudimo jokio. Man atrodo, šiandien bloga mintis man golfą žaisti. Bravo. O, super. Į rutis blembą spaudimą atlaikom. Idealiai. Važiam. Gyvas. Nu ką, vyrai numušė labai gerą, tiksliau Justinas numušė labai gerą kamuolį. Dabar aš, kadangi mušiu vandenį, turėsiu įsimesti. Tai grynė būsiu geriausiu atveju 4, reikės padaryti vieną ridenimą pabandydėm. Kažkas 4 smūgį reikės padėti prie vėliavos. Nes manau, vyrukai iš šios klaidos man neatleis. Olė, tu toliau, man atrodo. Ten už raudono koliuko. Jo? Jo. Virgo tai ten skutamuoju, nuėjo per kokius 5 lapus nukirto ir 2 šakelės ir vandenį baigė. Žodžiu, aš darau trečią smūgį, nes turėjau pasiimti dropą. Pasiėmiau dropą, linijį su vėliava maždaug, kad gal ant ferėjos išsimetu. Tai va, tai dabar geriausiai atveju būsiu 4 smūgių grynė, reiškia, reikės vieną ridenimą, jeigu jie darys 5 irgi. O, jie neranda įstumų kamuolio. Matau. Ups. Gal ir neblogai. Žodžiu, pabandau. Ane? Stok. Arba bunkeris, arba bus labai gerai. Tavo gali tam būt. Šitam krūme? Va šitam va ten, kur bagis maždaug. Dešiniai. Randa kamuolio, irgi darys trečią smūgį. Va. Rado? Vilonas yra toks laukas, kuris tave baudžia, žinok. Gali daryti gerus smūgius ir būti nubaustas. Tai pradedantiesiems čia labai sunku, bet kas nori pabandyti, labai kviečiu, nes labai gražus laukas, labai kokybiškas. Jeigu jums sulindės, jūs įsimt galit. Jo, mes gerai. Oi, labai gerai.
Gerai, kažkaip. Kontaktas geras buvo labai iš garso. Ir numušė idealiai. Super. 70. Ant 100. Tai tu į gryną numuš, ką tu ten dabar? Eik tu į gryną, aš neturiu tokių sugebėjimų. Būdą turi? Nežinau, apie ką čia kalbė. Nemėgstamiausia lasda. Labai nepatogu čia. Visą mušinę man. Gerai. Gerai, komandiškai puikiai. Nesupratau, kur kamuliukas, taigi čia rėdėjo. Pauliau, mes galim duoti vieną mūsų. Žinok, Ne, aš galim, krito čia ir kažkur nurėdėjo. Palauk, aš rasiu. Gali arba duobę mums iš karto atiduoti. Ne, visi per tą bunkerį grinai ir va kažkur nušoko. Bet jau nėra, reiškia viskas. Tai gerai, aš įsimesiu. Sunkiausia laukų dubutė. 2 lost bolai. Yra toks 5 metrai. psichologinis dalykas, kur yra sunkiausia. Visada reikia sakyti savo, kad tai lengviausia. Lengviausia. Čia reikia 2 gerų smūgių ir 3 jau lengvas. Tai, žinai, sunku galbūt yra atsikelti, kai toks oras ir jau išeiti į lauką. Bet kai išeini, supranti, kad vis tiek kažką darai, ar ne? Tai aš palinkėsiu visiems eiti lauką. Ir žaisti golfą iš tikrųjų. Arba pasivaikščioti. Oi, ne. Kryptis bloga. Grynas, bet... Labai gerai. Ai, 70 metrų mums. Labai gerai. Turim gryną. Ant rankų paėmiau, bet grynė. Labai gerai. Super. Nu jo, Virgis į gryną įmušė. Jau jie parą turės. Reikės tikriausiai palaidoti daug ten. Justinas idealų kamuolį. Dar geresnis. Vau, bravo, JJ. Nu, Pauliau, šansų labai nebedaug. Aš tiesiog paridensiu, bet jie pasidėjo ant labai realaus berdžio, tai Nu? net priešingą pusę. Ne. Gerai, vyrukai, lygo. Jeigu norite berdį, padarykit. Noriu, būtinai. Čia toks vis tiek. Psichologinis. Psichologinis. Nu, Justinai, čia tu daryk. Op. Nu, Nu, laimėjot. Virgi ridensiu. ne, aš jau Gerai. geriau neparidensiu. Sveikinam. Po 3 dabučių lygo. 3 dabučių lygų. Paulius. Ir einam į gerą dabutę man. Ką? Ir einam į gerą dabutę dabar. Hobis, apart golfo. Koks? Daugiau nelabai kas ir yra, nu, tai niekam laiko daugiau nelieka. Medžioklės ten Ne, jokios ne, nėra, aš ne? ne medžiotojas. Ne, tai jeigu golfą žaidė, tai faktiškai visas laisvalaikis čia. Nu taip. Jau kiek lieka to laikelio, tiek ir... Žodžiu, golfas yra tas main hobby. Jo, tai čia toks jau... O slydės ten slydės? Ne, nėra batų. Mano dydžio jo. Kokio dydžio? 50 dydis. Ne, nu 50 yra. Jo, tai slydžių nereikia. 13 laukų dabutė. Dabar yra par 4. Doglegas į kairę, bet yra medžiai. Žiūrėk, galim pasižiūrėti, matai va medžiai, ne? Kur tas aukščiausias vienas medis, ten yra grynas. Reikėjo yra apie 220-230 metrų. Jį galima, jeigu perimuši medžius, ten pakeli kamuolį, čia galima įmušti tiesiai į gryną. Tai va, mes visą laiką žaidžiam ten, o vyrukai tikriausiai žais tiesiai. Nu, aš parodysiu, kaip reikia. Jo, dėl to čia labai dažnai berdį padarai šio dabutį. Gal net įglą? Aš esu padaręs įglą. Prie manęs įčipinai. Negerai. Trūti sukasi į dešinę. Bet ten miške dabar... Ten nupjauta gal dabar, ne? Nežinau, vyrai. Aš manau, Nu, rasim, kažką tai rasim, tikrai. Rasim, važiuojam. Viski žemė. Nu, rasim ką žaisti. Blemba. Taip norėjau. Prieš. Aš pagaliau mūsų kanale galiu prieš Justiną sirgti. Šiaip driverio nereikėtų čia, bet kadangi yra žiauriai šalta ir vėja ir mes neapšildę sustingę, tai driveris. Puikiai. Nu ką, hibridė, vėl iniciatyva mano pusėje. Vavilonas tuo įdomus ir yra, kad kiekviena dubutė yra nei vienos klaidos neatleidžia. Ir jeigu bent truputį numuši šoną, yra prarastas kamuoliukas, netgi ir geras smūgį padarius. Čia atrodo miškai, atrodo tos erdvės yra, bet iš tikrųjų čia yra visur prarasti kamuoliai. Tai įsivaizduokit lauką, jeigu šito visur būtų vanduo ir fervėjas būtų 20-30 metrų platumo. Taigi jisai būtų žiauriai sunkiai žaidžiamas. Minutę galim tikrai. Jo. Va, yra.
Striksonas, jo. Va. Rado. Mušamas. Jo, tai mesgi dar galim pasidėti. Oi, Lem, labai gerą. Anoj pusiai. Turim. Bravo, Virgi! Aš jaučiu, kad Jarutis liks vietoj. Tai jeigu Justinas neišmuša, paspaskut like mygtuką. Dabar, jeigu numuša, labai blogas smūgį. O, kaip per rankas. Dabar turi dėl tavo spaus like. Nu nieko, tai gerai, kad lazdos veikos. Eina sau. Tokia elektra trenkė. Žodžiu, vyrukai prie grino antrų smūgių, o aš prie grino pirmų smūgių. Tai kol kas nematau kamulio, gali būti, kad būsit bunkeriai. Ai, ne bunkeriai, prieš pat bunkerį. Oi, kaip man patinka, ką aš matau. Kur tu? Čia, prie bunkerio. Balansą gauk. Biški mažai. Gerai. 5 metrai. Mums ar tau? Neblogas. Neblogas. O, super. Neblogas. Žodžiu, yra šansas parą padaryti. Ką, vyrukai, trečiu grynę. Aš darau antrą smūgį. Pažiūrėsim, kiek liks. Oi, Jėzus. O, Jėzus Marija. Labai nefainai gulėjo kamuolys. Šiaip tai atrodė labai fainai. Ne, labai toks kupstukas priekį. Matai, jūs skremblę pastaisyt galite, aš negaliu. Stok. Blemba. Pasimkit. Ojojoj, vis tiek lūžta. Justinai, Ką? aš čia gaudau to kamuolio. Gerai. Ar tu juokauji? Gerai. Vieną prielinau laimė, dabar į tokį antrą neprielinęs. Tikiuosi. Gerai, kad tu irgi nepataikysi. Vėl vienas, ne? Vėl vienas. Nu, na. My name is Giovanni Nebūtoji. Giorgio. But my friends call me Giorgio. Mes pralašėm po... Kiek? 4 dubutės jų? 4. 4 esam... Vieną atsilieka. Vieno atsiliekam, jo. Nu, bet čia gera pozicija. Oi, kaip gerai laimė dubutę. Dama, aš tai pagės visiškai negaliu. Aš išlipsiu. Tai gal pastumsiu šiandien. Irgi apvagesniu aš. Pradžioj. Oi, 3 žmonių svorį veža. Čia gal jisai valdomas kaip nors nuotoliu, žinai, išgirdo šeimininkas. Arba gal nepasikrovęs pilnai, kas šit. Nemanau, kad tikrai dėl mūsų bendro svorio. Ja, čia matai, jisai reikia pastumti. 105. Mačiau, kad... Man atrodo, mums reiks pasikeisti. Pasikeisim bagiai, ką, gerai. Ne, tai gerai, čia jau nieko nepadarys. Negerai. Nenori laimėti šitos dabutės. Ne. O keliuko. See you later. Nu, aš negaliu visų laimėti dabučių, lemba, būtų greit mažas pasibaigtų. Ne, vas... Ten ojai. Welcome. Kaip sako, nežinau. Šiandien kai muš, kaip nemušęs. Kaip pirmą kartą šiandien. Ką reiškia kameros? Ką matai, jo čia. Ne, kameros labai daug reiškia. Daug jaudulio prideda. O, Per daug. man atrodo, Bus gal trumpas? ar nori sustarti čia muš dar po vieną? Ar nori pasimetinėti? Gal nuo ten eina? Nu ten? Kamuoliukų gaila, ne? Gaila kamuolių iš tikrųjų. Oi, nu vat, realiai. Prisidirbam. Gerai, kad kameros filmuoja ir taip žaidė, tai dar gali suprasti, bet jeigu nefilmuotų ir taip žaistų muštų, Taip. jau susimastytum, ar verta golfą žaisti. Nu, aš esu susimastęs ir po filmavimo. Nes iš tikrųjų labai... O, blemba, jau. Pirmą kartą mūsų kanaliai nugrybaut. Matote vyrą savo in his natural habitat. This monkey. Oh my god, monkey. Situacija yra tokia, kad darau trečią smūgį po dropo. Bet tai yra sunkus dėl to, kad vėliava yra pačioje grino pradžioje. Čia vadinasi, kai užsišortsaidini save. Ir dar slaupas žemyną, viskas rieda. Tai aš pabandysiu
kadangi aš golfą pradėjau žaisti druskininkus, o druskininkus jis grynai yra pakelti. Kaip ir čia dabar matot. Tai aš pabandysiu trenkti kamuolį prieš gryną, žemą, kas iššautų ir sustotų netoli vėliavėlės. Stok. Truputį permečiau. Bet mintis tokia. Super, Pauliau! Ai. Gerai. Nu, kits reikia. Bye, Miss Einam. American Pie. Nėra tai Super. blogai. Super. Quality golf. Jūs chebras skremblas žaidžiat, blem. Ei, nu taigi vieną kartą galima suklysti. Skremblės svarbiausia klaidų nedubliuoti. Bet mes nedubliuojame, mes, pavyzdžiui, viens vienur, kits kitur. Romantiškai. Come on, nulūžk. Oi, koks geras gyvenimas. Pasimki, Virgi. Biškutį. Trūko. Šiek tiek nori linkti, bet reikia jį paskatinti linkti. Šiek tiek. Trečia dubutė lygiai tokia pati. Eina savo. Pasimkit tą double bogey. Tai tu savo irgi toj pasimsi. Jeigu ir Denis dar gali laimėti, įsiveršti. Oi. Tai, nu ką, viskas, jau nebegalime skvailioti. Jau nebegalim, reikia žaisti. Nu šitą paleistą buvo, nieko tokio, nieko nepadarysi. Palauk, jis baudą įsimetė paudos? Jo. Baudą Jisai irgi, ne? 4, mes per 5 padarėm. 6 dubutė. Tiesiog 15 dubutė, bet mūsų 6 gaunasi. Par 5 tiesi su 2 grįviais ir siaura. Tai... Pauliau, bet jeigu mes jį pralaimėsim, mums tai nieko tokio, nes tu esi čempionas. Bet jūs dviese. Bet jeigu tu pralaimėsim. Bet tu esi čempionas čia irgi. Ne, mes nepralaimėsim. Lietuvos olimpinis pasaulio rekordininkas visais ten ir... Ne, aš tau tik sakau, kad tu save pamotyvuotum, nes ateinančios 4 dubutės tau bus tragiškas. Tu komandai niekada nesižaidė su kitų tituluotų žmogum. Niekada. Nestovės šalia nesi. Niekada. Koksai stingeris. Nu, bet čia... Labai gerai bus. Kad tik į priekį, kad tik tai kažkur saugiai gyvas. Šiaip nebuvo geras smūgis. Nebuvo geras. Kaip profesionalai, sakyčiau, toks truputį gėda. Opa! Vapa! Matai va, Virgis pataikė. Pataikiau vieną. Važiuojam. Čia, tada, Matai. kada reikėjo labiausiai. Išsprendė Virgis dubutę šitą. Neblogai, bet Pasisukti turi. Nieko, Virgis tau, Justinai, Biskį nedasisuko, bet Labai turėsim ką žaisti. Aš nejaučiau įtampos jau. Vis dėlto ir bandžiau biškį labiau gal stipriau. oi, Virgis prie spaudimo pripratęs, blemba. Aš tik galvoju, ką reiškia mesti diską, ką reiškia superforminti tada, kada reikia superforminti, kada parodyti geriausią rezultatą. Kas galvoj pas tave darosi, įdomu, kai yra 40 000 žmonių stadione ir kiek ten būna, žiūri tave ir 3 milijonai prie televizoriaus. Ir visos viltys tave ir tu parveži 2 aukso medalius iš olimpiados. Wow. Bet mums teks rodyti visus beveik. Tai atsiprašau. Čia gali būti jo truputėlį, bet bet čia nieko. Aš jau pripratęs, tai yra labai normalus jausmas. Jo. Bravo. Labai gerai. Turėsim ką žaisti. Labai gerai. Oi, prie super smūgių. 100 metrų. Labai gerai. O į gryną aš niekaip, ne? Ne, no chance. Nu, gyvas, Virgio geresnis. Lėk. O, Rybinis. pralėkė. Ai, privažiuosiu. Biškį užfetinau. Žodžiu, aš irgi pabandysiu įlepinti, reiškia, kad trečią smūgį mušti gryną iki to kito grado. Per gerai, blemba. Leisk žemyn. Oi, labai gerai. Džiaugis. Čia mano, ar ne? Jo, to. Maniškis biškį ant šimtukų. Labai gerai. Šiek tiek, da, kartukai tie. Jo, šiek tiek. 122, iš tikrųjų. 22. Tai vėliavėlė šiek tiek toliau. Jo. O, labai Per gerai. galvą. Wow.
Wow, bravo. Gerai jau čia. Olimpinis čempionas. Žinai, kaip sako, maratoną iš galo bėgti lengviau negu priekį. Labai gerai. Turim gerą šotą, tai aš dabar jau be įtampos. Bet Justinas... Puikiai. Tik geriau. Šalia. Nu, biskį spaudimą duodam Pauliui. Žodžiu, spaudimą gavom. Ir realų berdį gali daryti. Skau vėl, bet dar ne vieną nepadarė. 89 metrai, Virgis prie pat vėliavos. Bent iš čia atrodo, kad Virgis yra prie pat vėliavos. Nenusileidžiam. Sit. Aha, nu neblogai. Neblogai, Pauliu, neblogai. Mums liko 4 dabutės, dabar esam 15 dabutėj. Mes gaunam 2 smūgiais, tai yra 2 taškais. Ir dabar Virgio smūgis yra visiškai birdakas, tai turėtų mums pavykti birdį padaryti. Ir jeigu mums tai pavyks padaryti, Pauliu reikia irgi birdakų bent jau lygiai baigti, jeigu ne mes laimėsim šitą duobę. Oi, Virgis per 1,5 metro nusimušė. Nu ką, stumėm? Virgi to oro beveik įmušė į skylę, atrodo. Nu tai biskį per galvą. Žiūrėk, kaip pradėsi. Ai, turiu taip apleidinę, ne? Žiūrėk. Eina, Kur Virgis, ateik matysis, kur Virgis nuleido kamuolį. Vos nelėtė vėliavėlės. Dar būtų nušokęs iš šono. Bet čia nuleido. O čia yra smūgis. Slepiam. O čia smūgis. Aš sakiau, kad mūsų žaidimas gerės į galvą. Tu žinai, kaip matčplėjai, jeigu numuši ne savo eilėjai. Pralaimi duobę. Ne. Priešininkas gali paprašyti permušti. Taip. Ja. Nu, ar tu juokauji? Tai, ką reiškia čempionai? Bravo. Super. Bravo. Virgis savo berdį padarė. Gerai, kad Sveikinimai. Savo berdį. Kad šitoj gerai, kad Labai gerai. išlaikėm. Ką jūs veikia iš to dabutėj? Nes čia svarbiausia dabar atsilaikėm. Aš buksavau. 3 dabutės liko, mes esam Minus 2 down. -2. Jo, tai dar viskas yra įmanoma. Dar galim ir laimėti. Taip? Arba turėti playoffą. Oi, kaip svarbu ridenimai golfe, ne? Galim iš beleką daryti, bet svarbu ridenti. Tai va, tai treniruoktis ridenimą. Sakau taip, lyg žinočiau, ką daryti, nes pats čia nestreniruoju. Tai, žinai, ne kiekvienas savo į dosiją galės pasirašyti, aplušiau olimpinį čempioną, jeigu laimėsiu. Jo, nesvarbu, kad tas čempionų buvo prieš 20 metų. Jo, tai čia yra, žinai, čia kaip profesorius, kur visai pasai rašo visam gyvenimui. Tai 16 laukų dabutė, par 4, jinai nėra ilga, apie 300 metrų, vėjas iškaisi dešinę, jinai ganėtinai siaura, jeigu taip žiūrint po dešinę pusę, po kairę mirtis, tai svarbu į priekį. Wow. Ir gerai. Vėjas neša, gali būti negerai. Ai, gerai. O, kaip gerai. Ach, tu. Mes, aišku, taip gerai nepadarysim. Nu, irgi, jeigu pataikysi, ten pas tave kiaurai gali tą gryną praeiti. Opa, bravo. Figienai. Nu, Bravo, Virgi. Šaunuolis. Pasisuko. Labai gerai. Oi, prieš bunkerius labai gerai. Dar vienas. Eina. Jo, čia geras. Pataikė. Labai geras. Atsiprašau. Bunkeris? Arba už bunkerio. Nesimatė bounce'o. Jo, arba už bunkerio. Nepataikiau visiškai. Nu, išėjo tiesiai, bet... Žiūrėjom. Gali būti paskutinė dabutė, jeigu aš ją laimiu, mačas laikus. Nebus paskutinė dabutė. Dabutė. Shut up. Čia geriausia. O pavyzdžiui, kai varžybose ten vis tiek tai yra individualus sportas. Mes gal važiuokim čia. Pavyzdžiui, varžybose ir daug būna konkurentų būdavo, kad pavyzdžiui, daro kažką specialiai, kad erzinti, išvesti iš kantrybės. Ar tais laikais nebūdavo tiek? Nepastebėdavau. Kažkaip tai tokio nėra pas mus tokie priimtini dalykai. Jo. Tai vis tiek ten daugiau toksai džentelmeniškas, gal irgi sportas. Taip. Kad labiau yra... Susitinki varžaisi sektoriui. Tom pačiom sąlygom, o kad... Nu, ten gal tų šiaip gudravimų kokių būna, bet ten maniškis taip nusisuko. Ne, ten maniškis, man atrodo. Čia turėtų. Kur čia turėtų?
Jo, čia labai ten kažko neprigudrausi, vis tiek reikia mesti. Taip. Čia. Golfas yra kaip žvejyba, tik žuvų nėra čia. Bet vyrai veikia tą patį. Su hebra leidžia laiką, paragauja nealkoholinio kažko. Pasišildo, pasijuokia. Jeigu dar nebandė golfą, užsukyk bet kaip Lietuvos golfo klubą, išbandyk. Ruduo dar ilgas, tikėkimės bus, paprastai žaidžiami iki lapkričio pradžios, tai tikrai, kartais ir iki lapkričio vidurio, druskininkai, bet to žaidžia visus metus, jeigu sniego nėra. Bet kaip nusisuko Maničkis? Matai, vėjas iš ten. Aha, nu mano tokį mėgsta suktis. Bet vėjas dar padidina viskas. Trumpas. Žemė kabinau. Nu, reikia stipriau. Prieš bunkerį. Reikia stipriau. Irgi žemė pataikė stinu. Puikiai. Bet... Eik, tu savo. Turite pafetinai, ne? Aha. Noris, kad ir Hebra gerai žaistų, tada laimėt. Turbūt nepataikė dabar dviese. Jų klaida, kad jie sudubliavo ir nebe pirmą duobutę sudubliuoja klaidas. Skremblė paprastai vienas, žinai, galite būtų blogai žaisti, bet svarbu nedubliuoti. Bent jau vieną reikia numušti iš dviejų kažkur, plius minus. Žodžiu, 50 metrų. 50 metrų. Mano mėgstamas atstumas, bet yra problema, kad vėliava pačia gryno pradžioj. Mūsų operatorius už kameros mėlyną nosim, tokiais su stabarėjusiais triušiais išties negali jau. Žodžiu, 5 metrų, vėliava pradžioj gryno, bandau sužaisti žemą, kad kristų prieš gryną, kaip prieš tai rodžiu, druskininkėrišką smūgį ir kamuoliukas plius minus sustotų. Jeigu 3-4 metruose bus labai patenkintas. Nu, neblogai. Bus labai geras. Pareini duoda. Labai geras. Čia dabar. Bravo, Virgi. Kaip aš taip neįsidėmiau. Texas wedžas. Geras. Stok. Neblogas bandymas. Neužteko. Čia būtų nesąmonė. Come on, off. Oi. Pasim. Gerai, paras yra paras. Paras yra paras. Bravo. Įgriuvo. Yes. Bravo. Išsaugojom dar šansą. Bravo. Šansiuko išsaugojom. Yra. Nu dabar viskas bus jau. Dop, liko 2 duobės. Dabar Viena duobutė lygiai ir mačas baigėsi. Atsiliekam 2 duobės liko. Mums reikia minimum laimėti paskutinės 2 duobės, kad play-offą turėtų. Žaisi play-offą paskui? Jeigu 2 duobutės laimėtai. Jiems reikia laimėti 2 duobutės, o svarbiausia sekantį duobutę, kur į gryną aš mušu paprastai. Irgi realus berdis būna, tai... Sorry. Man yra tos klausimas, mes su Stinu dažnai diskutuojam ir kai tu esi sportininkas, ne? Tu visą gyvenimą atidavai sportui, pasiekti aukščiausių rezultatų, kokių buvo įmanoma pasiekti ir reikia baigti karjerą. Taip? Kaip sunku psichologiškai yra tai padaryti? Žiūrint, kaip tu nori baigti, tai mano tas karjeros pabaiga buvo tokia natūrali. Su mažėja rezultatai. Natūraliai tu matai, kad jau negali konkuruoti, tai taip ir baigėsi. Ir daug kas sako, kad kada pasiekia viršūnę ir tada reikia baigti. Tai aš kiekvienas priima individualiai, kada baigti jam karjerą. Jeigu tau tai teikia malonumo, tai tu nori daryti vėl ir vėl, tai sportuoji paprasčiausiai, Nes aš klausiau, Lino Kleicus kartą, jisai kalbėjo apie krepšininko karjerą, ne? Jisai, jo žodžiais, nieko negali būti gyvenime geriau negu būti NBA krepšininku. Iš šio perspektyvos. Tu gyveni aukščiausio lygį, tau visos durys atsidaro, tu esi žvaigždė. Ir vieną dieną tu tampi niekam nereikalingas. Nu, matai, jisai, jo irgi karjera baigėsi dėl traumų, man atrodo. Tai jis galėjo, jeigu jis būtų dar treniravasis 20 metų tiek, kiek aš aukščiausiam lygį, tai manau, kad nebūtų sunku baigti. O kai jisai tik pasiekė ir jam, kaip sako, tu nori, bet jau organizmas jau sako, nebegali, tai... Bet ką tada daryti, bet tu baigi ir tu atsikeli vieną dieną supranti, kad man nebereikia į salę, man nebereikia laikyti sportinio režimo ir tada vis tiek tos būna tikriausiai, kur aš dabar save padėsiu. Aš niekada nebuvau sportininkų profesionalų, tai visada buvo mano tas vis tiek ir dirbau vadovybės apsaugos departamente, tai pusę metų būnu sportininkas, pusę būnu pareigūnas.
Tai man buvo, žymiai kažkaip tai paprasčiau, baigėsi sportas, tai daugiau įsilieja į kitą veiklą ir tiek. Supratau, reiškia, nebuvo to tokio labai didelio perimo. Čia žmonės irgi, negali vien tik tai susijęti save su sportininku ir tai daryti tik tai. Vis tiek tu turi galvoti, kas bus po to jau šalia, nes turi studijuoti, turi kažkokie tai sritim domėtis ir paskui tas išėjimas nebus sunkus. Supratau. Surasi save kitur kažkur. Aš čia 2 kartus esu į Gryną. Į Gryną esi mušęs, jo. 2 kartus. Ir manau, dabar Pavėjui yra, ne? Jo. Tikrai mušim į Gryną. O virgi tiesiai ar per dešinę pusę įridėjo? Ar tiesiai įkaliai? Ne, mano 2 metrai nuo vėliavėlės, bet vėliavėlė buvo gale. Čia vieną kartą su tais Učiu žaidžiau, o kitą su Ruzgu žaidžiau. Tai matė. Įsimušiau, bet nepataikiau. Įgla ne. Ne, ir parų nepadariau. 5 atėdimus padarė? Tai ta prasme, paras nepavyko. Jo. Eik, tu sa. Gerai. Atšoko? Bunkeris. Smeliukas. Ne, iššoko jis, grįžo atgal. Nu ką, aš galiu, tai aš taip nepadarysiu. Žiūrėk, Paulius. Paulius. Ne, šito nerodykit. Aik, tu savo, taip gali būt? Gal nebuvo šitų smūgių? Aš jums duodu muliganas. Čia aš taip galvoju, Duodu muliganą tiesiog. Imam. Ne, Aš lasdą tik pakeisiu. Jo. Ai, bet mes kamoliukų neturim, bet aš šitą radau. Nu, man drive, o? Nu, šito tai nepamest, reikia kamoliukų. Gerai, idėjas kaip ir nebuvo nieko. Jo, čia mes kažkaip įsiderinom. Ne, žaisim normaliai, bet mes vis tiek laimėsim šitą davį. Gerai, viskas. Negalim feikinti, niekada nefeikinom. O, bravo. Gyvas tikrai. Numušti? 100 metrų. Turėsim. Nebus toli, ne? Ten žaidėjas stipriai bent. Nu, neišrėdėjęs. Kas čia daros? 2 fetus jau padariau. Ar vėl blogai? Tu vakar išmušai Ne, visus tu geriausius geras. drives. Negyvas? Atšokom kartą, matys labai mažas bouncas, bet ten gali būti negerai. Nematau. Opa! Grynas? Super, labai gerai. Ai, va, kur. Labai geras. Kamoliukas buvo dingęs iš akiračio. Taigi nematau. O dieve. Turėsim ką žaisti. Žodžiu, pirmų smūgį esu prie Gryno bunkeryje. Vyrai virgio turiu kamuolį apie 4 metrus ridenimo. Lygių užtenka man, kad laimėt mačą. Tai reikia tiesiog įsimušti, turėti ridenimą ir... Game over. Stok. Šansą palikai. Palikau. Minimalų. Pauliu, gal gali pirmą kartą gyvenime 4 patį padaryti kokį nors? Gražus. Nu, Aha, bet biškai reikia užmesti. Eik tu savo per kraštą. Blema, aš kai užtvoju, tai... Nu ką, tu pats to win. Kraštą. Specialiai tu čia. Nulinka pavadai. Na, Bet dabar dvigubas paskutinis, ne? Dvigubai. Gerai, pagrindinis baigėsi, dabar iš nealkoholinio. Paskutinė duobė. alkoholinė. Davai. Paskutinė duobė. Varom. Pasakas įvyko. Kas įvyko? Eik. Paulius laimėjo, nuobodu. Žinok, mano genialumas kartais mane patį gąsdina. Eik tik tais. Ateik, draugužiai. Parodyk savo gražų kūną. Žodžiu, mačas baigėsi. Pirmas mūsų tokio formato. 2-1 mačas baigėsi. Tikiuosi, jums patiko. pergalė? Man apšiai Kieno nepatiko. pergalė? Visiškai nepatiko man. Tavo pergalė sveikinam. Ačiū, pagaliau pripažinai, Mes kad man pergalė. olimpiniai čempionų šiandien Vilijų Alekna nelabai mums pavyko. Tu gerai žaidėjai. Vidutiniškai. Minusas uždėjai. Tu juokavai, gal +3, man atrodo, ar +2, ar +3. Nu, tada jo, tikrai nelabai gerai, bet, na, kaip sakoma, golfas yra toks dalykas. Taip. Žodžiu, paskutinė duobutė.
Tu negalėjai taip mušti prieš tai. O kas negerai? Pati saugiausia vieta. Pati blogiausia, nematysi gryno. Nedalėsi kitam mišką. Pabėg dabar. Nemėgstu aš tas dabutės labai. Va dėl to nemėgstu. Neiššoko. Dažnai šauna. A turim ką žaisti? Neturim kol kas. Paulius kur numušė? Aš galiu jums numušti vieną. Turim dar ne. Bravo. Wow! Superinis. Bet čia iki bunkerio. Nedalėks, ne? Ne. Neklauso. Super šotas. Neklauso. Mokinkis jis tenai, mokinkis. Per daug! Oi. Gyvas, bus gyvas. Kiek ten vietos klausimas. Aigi turėtų būti gyvas. Geras ten labai. Ten, matai, Dima, gali pasižiūrėti po Zubing. Stovi žmonių grupė. Ten vyksta įvadinė golfo pamoka. Treneris rodo, kaip atrodo golfo žaidimas. Tai jeigu jūs norit užsukti, ten jūs irgi galite būti. Užsukite į Davy Golf Club. Žodžiu, man liko 2 metų. Turi prie rimtų reikalų. Jeigu čia padarau smūgis, padarau berdį, skanius apinius, mielės, ką ten, kas ten būna, ragausim. Truputį 10 numušiu, bet sit. Grynas, tinka. Irgi užsispinino. Žodžiu, vyrai jau pyksta ant golfo, net nelaukia kamerų, kol kameras įsijungs ir prasimušė smūgis. Tai jam tiesiog uždarom šitą mačą su berdžiu ir viską. Jau čia tas žaidimas nėra svarbus. Nuo šiol darau vienas kanalą, užsukite į Paulius Mapranavičių YouTube kanalą. Justinai. Pauliu. Ačiū visiems, kad žiūrėjote iki šio momento, buvo labai keistas ir įdomus mačas. Pirmas mūsų toks šitam kanale, Justinas buvo labai atsipalaidavęs šiandien. Ačiū Virgilijai, kuris prisijungė prie mūsų, parodė, kaip atrodo golfo žaidimas. Tikiuosi, kitą kartą susitiksim metimo sektoriui. Vasarą būtinai susuksim. Mes atvažiuosim, reikia pabandyti, reikia padaryti šitą būtinai challenge man. Bandysiu revanšą. Justinai neužtenka pralaimėti golfo lugos, jis nori disko metimo sektoriui. Mano mama sako, aš visur geriausias, aš ieškau, kur aš esu blogas. Kaip čia kaip mučiutė sako, gražiausias vaikas. Gerai, ačiū Virgi dar kartą labai. Ačiū, kad apsilankėt. Ačiū. Like, subscribe, iki pasimatymų kitų kartų. Let's go.